Kamanės. Tai balsas mamoms, moterims ir visoms, kurios bando suspėti. Sveiki atvykę į Kamanės. Čia atviri pokalbiai apie karjerą, motinystę, santykius ir nenuglazūruotą Instagramą. Šiandien aš Kamanė, teisininkė Greta Užkuraitė ir mano kolegė Kamanė Aurėja. Aš esu Aurėja, gydytoja akušerė ginekologė ir Instagram paskyros Žemiau bambos bendraįkūrėja. Kamanė. Taip, tai kalbinsim kitą Kamanę, tai šeimų edukatorę Vaidą Ivaniukaitę ir pasižiūrėsime, kokie yra jos kasdienybės užkulisiai, ką Vaida daro ir apie ką galbūt kartais, tiesiog garsiai nekalba. Labas, Vaida. Sveikos merginos, sveikos Kamanės. Taip, labas. Pasidalink dar, Greta, kodėl Kamanės, nes tu čia kartoji, kad visos Kamanės, tai kažkur čia toks žodis mūsų. Nes kamantinėsim, reiškia, ar ne, mūsų svečio. Kitas dalykas, tai mes, moteris, esam tikros Kamanės, sukame, skraidom, rūpinamės, auginam, kas bendruomenę, kas kūdikius, kas verslą, kas, nežinau, gyvenimą, šeimą ir taip toliau. Ir norisi palaikyti, nes tikim, kad mūsų klausytojas yra klausytojas, gal tiksliau pasakyti, tokios pačios Kamanės, bet kažkur širdį tikim, kad ne visa informacija tiesiog yra garsiai pasakoma. Kartais pagalvojam, nutylim, o čia mes norim susėsti ir garsiai pakalbėti, ką kitos moteris bijo pasakyti garsiai. Vaida, labai įdomus tavo prisistatymas yra ir Instagrame, ir kaip tu daliniesi apie savo projektus Šeimų edukatorė. Ir nežinau, ar čia yra profesija, kurią tu esi sugalvojus, ar yra oficiali tokia profesija. Man labai patiko tas pavadinimas Šeimų edukatorė, kad ir šeimas edukuoti, bet čia apie santykius, apie vaikų ugdymą, kas tai įeina. O su to šeimų edukatorė, tai čia tas toksai čia kaučerė, ekspertė visų galų. Taip, tai žodžiu, kas po šituo, bet iš tikrųjų labai atsidūriau tokioj keistoj vietoje, nes labai aiškiai žinau, ką noriu daryti. Tai yra darbas būtent su tėvais, apie vaikus. Tai, žodžiu, viskas, ką galim padaryti, kad tie vaikai mūsų užaugtų atsakingi ir tokie su savo nuomonė tvirtai eitų per gyvenimą. Ir į psichologijos kryptį nesinorėjo eiti, nes jinai tokia labai gylio, man labai norėjosi į šeimą pažiūrėti kaip į sistemą. Tai arčiausiai ir buvo sujungti pedagoginį išsilavinimą ir socialinio darbo. Bet pasivadinti socialinę darbuotoją, kai tu dirbi privačiame ypač sektorėje, tas socialinis darbuotojas, jis turi iš karto tą nuomonę ir tada, kai tu pasakai, tai automatiškai nepasako tai, ką tu iš tikrųjų darai. Iš karto blogos reputacijos etiketė net nepradėjus daryti kažko, ar ne? Arba netgi, sakyčiau, neblogos, bet man skamba kaip, kad tu turi tikrai kažkokių problemų. Tau reikia socialinės darbuotojos pagalbos, tai mano šeimoje kažkas yra negerai. Tu gerai pastebėjai, ne šiaip, kad tiesiog normalu, kad nori pagerinti situaciją, bet jau yra baisi problema. O šeimų edukatorė edukuoti. Taip, ir man gal norisi iš esmės netgi ir patį socialinį darbą keisti, nes vis dar šiandien dienai tas socialinis darbas yra suprantamas kaip iš problemos iš nepritekliaus. Ar ne, iš kažkokio trūkumo, tai įgūdžių trūkumo, tai nežinau, finansų trūkumo ir panašiai, bet iš tikrųjų tai tas socialinio darbo sritis yra platesnė ir aš matau, kiek yra daug žmonių, kuriems netrūksta nei žinių, nei galimybių, nei, nežinau, savišvietos, nei noro, bet vis tiek tam tikri tokie niuansai yra. Tai va taip ir gimė ta tokia šeimų edukatorė, kuri sujungia dvi skirtingas kryptis. Ir nežinau, ar čia atsiras tokia profesija. Aišku, šiaip labai yra sunku dirbti, nes labai yra lengva pasakyti, esu gydytojas, psichologas, žodžiu, universiteto išsilavinimas pasako, kas tu esi. Teisininkė, gydytoja, ten specialybė, ten tu pridedi, ir visiems viskas aišku. Nereikia nieko įrodinėti. Taip, bet žiūrint į tai, kaip mes keliaujam, kaip keičiasi, kokie poreikiai kyla, tai man atrodo, kad tų specialybių bus gerokai daugiau, nes ten, tarkim, dirbtinis intelektas ateina, tai ką mūsų vaikai kuom vadinsis, tai mes galėsim tik kraipyti ausis ir galvoti, kas čia dabar? Labai juokingai, nes mano mamos paklausė draugė, sako, tai ką tavo vaikai dirba? Sako, aš nežinau, ten kažką Instagrame daro, sako, su tėvais, bet aš nežinau, kaip čia vadinasi, kaip čia pavadins, ir to, ir to. Vyresniems žmonėms labai sunku neturėti tos apčiuopiamos specialybės, kur gali pasakyti kaimyniai, mano dukra yra gydytoja ir visiems viskas aišku, nes pasakysi šeimų edukatorė, pasakysi, nežinau, garso, nežinau, inžinierius ar kažkas ir tik tai jau net gėda atrodo man kartais, atrodo, kad jiems gėda, nes jie nežino,
nežino, kuom norisi pasidžiaugti, pasigirt. Atrodo, gyvena gerai, viskas gerai, bet kas ten ką veikia, ar ne? Taigi mes ir užaugom, tėvai mūsų augino su tuo mąstymu, pavyzdžiui, kaip aš baiginėjau 12 klasę, tai buvo vadybininkai ir teisininkai, dar gydytojas, tokia klasikinė. Tai va čia tie, iš kurių kažkas išauks. Gyvenimas parodė, kad kelių yra labai labai daug. O tu dirbi su tėvais ar su vaikais? Ką konsultuoji? Aš sakyčiau, kad darbo su vaikais iš vis nereikia. Yra išskirtiniai atvejai, gal ten raidos kažkokie dalykai, kur reikia specialisto, bet pavyzdžiui, vien tik vaikų auginime, tai pradėkim nuo tėvų, ten viską mes galim susidėlioti, sukurti sistemas, o vaikai kaip kaladėlės viskas krenta, tai problema visą laiką yra tikrai ne vaikuose, bet vis tik pas tėvus. O nuo kada turi kreiptis tėvai? Nuo kada tas ugdymas vaikų prasideda? Nuo kelių metų ar mėnesių? O iš karto sakyčiau, kad jeigu pasakyčiau, kad sueina metai, 10 mėnesių, iškart pas mane keliauja. Ne, čia būtų labai labai neteisinga. Aš tai sakyčiau, pas nieką nereikia kreiptis, reikia gyventi paprastai, klausytis tų jausmų, tiesiog čilinti, mėgautis tą tėvystę, o kreiptis tik tada, kai jau jauti, kad kažkoks toks chaosas, tai nėra kažkokia pavienė problema, bet tu vis atsimuši ir jau matai, kad pats nerandi sprendimų, tai va tada yra laikas eiti ieškoti kažkur kažko. Tai tikrai nereiškia, kad tenai bus, nežinau, nuo 1 metų, nuo 5, ten nuo 18. Tai va, bet paminėjai sistemas. Jo. Tai tu nori pasakyti, yra kažkokia sistema, algoritmas, ką galima pritaikyti šeimoj ir tada viskas, kaip sakai, kaip kaladėlės gražiai susidėlioja ir išvengiam problemų arba greičiau jas įsprendžiam, kaip tos sistemos veikia, papasakok. Aš gal netgi pavadinčiau ir taip, žinau, kaip daug ką, taip netgi taip toksai būtų, kaip čia taip gali šeimų edukatorės sakyti. Panervuokim, ką nors. Bet šiaip yra, aš kaip vadinu, yra tokia tėvystės instrukcija, kur yra nekintamos tiesos, kur tu žinai, kas kaip vyksta ir tu tiesiog į tas sistemas gali įsistatyti. Nes, tarkim, mano, kaip aš dirbu, tai yra, kad aš padedu pastatyti namą, tai yra ten sistema, kaip mes padedam tas emocijas valdyti, kaip savo emocijas, kaip mes jas galim išdirbti, kaip galim pakeisti, jeigu, tarkim, užaugom su rėkimu, ant mūsų rėkia, mes rėkiam, kaip visą tą pakeisti. Tai galiu paaiškinti, kaip tą padaryti, ar ne, kaip ten sumūryti ten plytas, kaip ten uždėti stogą, kokie yra ten stogai ir panašiai. Bet pavyzdžiui, jau tada kiekviena šeima individualizuoja, ir kokios spalvos bus namo eksterjeras. Langai bus mediniai, ten aliuminiai ar dar kažkokie. Tai paskui kiekviena šeima jau prideda savo, bet vis tiek, tas visas rėmas, tos tiesos, jos yra tos struktūros, kur, tikrai gali kiekviena šeima susidėlioti, tai man atrodo, kad jau, tarkim, buvo mano patys tie populiariausi mokymai apie emocijas ir ribas, kur aš būtent ir sudėliau, kaip tu, tarkim, mokai vaiką emocijų, kaip tu atsistoji, kokius tu judesius gali išbandyti, tokie labai praktiniai žingsniai, bet to tu sustok ir susimastyk. Galvoju, mes ne taip buvom auginti, mes iš karto eini į savo kambarį, ten į kampą, ten dar kažką. Tai tokių diskusijų nebuvo, tai mum sustoti ir pajausti, tai prieštarauja tuom, kuo mes buvom visą ten tą vaikystę auginti. Tai tos sistemos labai labai padeda. Bet tu sakai, kad kryptis tada, kada jau atrodo, jau kažkas neveikia, pasikartoja kažkoks, nežinau, netinkamas elgesys, bet gal kaip tik profilaktiškai yra anksčiau geriau išklausyti šitą informaciją, nes aš asmeniškai, mes pirkom tavo emocijos ir ribos kursą, kurį labai reklamuoju nuoširdžiai, nes ir labai iki dabar taikom. Dabar tai jau nereikia, toj 5-metis bus sūnus, bet tas labai įsiminė, kad jeigu labai nenori eiti valyt dantų ir tada gerai, kaip einam, ar kaip tigrai einam, ar kaip sraigės lėtai, ar kaip gyvatė šliaužiam ir viskas veikia ir tu išvengi to konflikto. Ar ten 2 pasirinkimai, nenori rengtis ir duot pačiam vaikui pasirinkti mėlynos ar žalios kelnes. Tai jeigu būčiau žinojus šitus tavo tips and tricks anksčiau, dar išvengtum arba anksčiau, nežinau, anksčiau tas ribas pradėtum tam vaikui brėžti, neturėtum po to didesnių problemų. Bet dabar pažiūrėk, kaip gerai turėsi dabar jau turi antrą vaiką. Sveikinimai Aurėjai, kuri taip ir nepagimdė pirmo epizodo metu, bet dabar jau vaikutis yra atvykęs. Tai galėsi su antru vaiku. Išvenk klaidų, nes iš pirmo tai reikia mokytis. Bet ar yra kažkokios klaidos, ką tėvai daro? Nežinau, ar yra galima įvardinti kaip klaida? Ir kas tave labiausiai erzina? Klaidų yra.
pagrindinės klaidos, kurios yra visiškai nekvesionuomas, tai yra smurtas, fizinis, psichologinis, ir gal dar ką aš matau, ta tokia elementari pagarba vaikui, vis dar tas laikymas, kad vaikas yra čia niekas, jisai turi sėdėti, palaukti, paklausyti, labai keičiasi nuo to, kai mes buvom auginti. Tai kai mes tų tokių pagrindinių dalykų nematom, tai, čia aš sakyčiau tokios klaidos, bet jos yra... Gal dauguma galvoja, kad aš čia kažką blogai darau, bet kai aš nuolat kiekvieną dieną bendrauju su labai daug tėvų, pavyzdžiui, vien tik per Instagramą, tikrai kiekvieną dieną parašau ten nuo 10, ten būna ten ir 100 ten tų žinučių. Ir kiekvienas rašo ir galvoju, kokia čia ta mano ta situacija, aš taip pradedu matyti, kad matau jau ateina tokia banga, paskui tokia banga ir visi gyvena tuo pačiu. Tai tos klaidos gal tik yra tokios kylančios tendencijos, į ką aš visą laiką taip stengiuosi, kad atkreipkim dėmesį. Pavyzdžiui, tarkim, hipergloba, kur dėl tų vaikučių mes viską padarytume ir aš sakau, bet ar tikrai? Žiūrėkit, bet čia toksai gaunasi, ar ne, nes buvom per griežti, mes buvom auginti per griežti, tai mes turbūt natūraliai stengiamės nekartoti to paterno ar ne, kažkuom patobulėti ir tada pradedam globoti ir tada nedaug dieve mes įžeisim vaiką, neatliepsim jo poreikio čia ir dabar ar ten šį savaitgalį ir aišku, turbūt prisideda emocijos ribos ir visa kita, bet toksai labai gal gaunasi patogus peršokimas iš vieno kraštutinumo į kitą. O tėvystė, man atrodo, tas pagrindinis, kad kai nueinam į kraštutinumus, tai ten tada tu lauk problemos. Nes buvo, ar ne, užaugom su vienu kraštutinumu, tai aišku, mes jam prisimenam, kaip mums ten buvo nesmagu, ten mūsų neišklausė, tai jau mes savo vaiką, nenorim, kad to patirtų, bet, iš didelio rašto kartais galim išeiti iš krašto. Aš pati, pavyzdžiui, yra ten tų žinių, bet aišku, yra jau tavo vaikas, kai ten emocinis tas ryšys visai yra kitoks, tai tada jau tu sėdi ir gerai, Vaida, peržiūrėk. Nereikėjo čia nuvežti, parvežti, nusiųsti žinutę, priminti ten ir taip toliau, reikėjo paleisti, palikti. Tai tas gerai, taip šiek tiek susistabdyti, ar čia tikrai, nes labai lengvai tą nueiti, nes kai yra mažiukas, lėliukas, kur tu turi viską atliepti, visus poreikius ir tu pradedi, antiek įpranti prie tokio darbo, kaip aš sakau, šuo ir kariamas pripranta, ir tu tenai dirbi ir paskui jau tada pasižiūri, kad, yra ten įrašyta, ten 3-metis, jau į indaplovę, pavyzdžiui, savo bent jau įrankį, taigi gali nunešti tenai įdėti, jau gali ten dulkes pavalyti, gali, tokius dalykus ir atrodo, tas mano mažutis, Bet kartais tai būna, čia reikia sąmoningai galvoti apie vaiko ugdymą, nes mamai, pavargusiai mamai, yra pačiai 100 kartų greičiau sudėti tuos indus į indaplovę, nuvalyti ir gaminimas kartu, ar ne, tai tu jau renkiesi ne lengvesnį kelią, tu renkiesi, kad dabar atiduosi daug energijos, bus daug netvarkos, bet galimai bus ir kažkoks nuotykis. Bet aš visą laiką stengiuosi, pritaikyti kaip ir vaikam, kad būtų ne kad fainai ir gerai čia ir dabar, bet ką mes turėsim su šituo įdirbiu paskui. Tai pavyzdžiui, gerai, mes ten sėdėsim ten tuose miltuose, ten reikės ir tvarkytis, ten ir koptis ir panašiai, bet jau mūsų 10-metis mums galės pagaminti vakarienę. Tai čia ir yra tada, ar tada prasitęsiam, ar visi vaikai tenai užauga, ten išmoks gamintis tenai viską, bet čia tas, kiek norim įdėti, ir man atrodo, čia visose gyvenimo tose realybėse, kai, noriu aš to torčiuko, bet toj vasarą noriu gerai ir atrodyti, ką čia daryti. Taip, noriu. Dar truputį noriu sugrįžti įdomi tema apie tendencijas. Tėvų nusiskundimų apie vaikų ugdymą, nes noriu ir galiu pasidalinti iš savo asmeninės patirties. Mano vyrui nebuvo perkami jokie žaislai, daiktai, šiek tiek buvo nepriteklius ir dabar, kadangi galimybės leidžia, pasirinkimai, finansai ir taip toliau, tikrai vaikui yra, mano nuomonė, per daug perkama daiktų, lego, knygučių. Ir tada atsiranda irgi, kaip tu sakai, apie kraštutinumus. Vienas augo visiškai nieko neturėdamas, dabar pilnas kambarys žaislų ir tada atsiranda nevertinamas, aišku, tų žaislų, nėra, kad laukui labai ten gimtadienio ar kalėdų, nes gausi kažkokią dovaną. Ir tada atsiranda nežino, ko nori, tik tai pirkti. Tai ar yra tokia tendencija šių laikų, kad tikrai mūsų vaikai Lietuvoje, nežinau, ne visam pasauliu, bet Lietuvoje, kalbam apie Lietuvą, per daug gauna tų žaislų, daiktų ir kaip nubrėžti šitą ribą?
Žodžiu, ar esam aptekę, tai taip. Vaikų sektorius ypatingai, aš sakyčiau, net nepriklausomai nuo to, ar tėvai turi resursų ar ne, ar finansinių turi resursų, nes šiaip, kadangi turim tokį didžiulį vartojimą, tai, tarkim, jeigu tu ir neturi resursų, bet tau tikrai kažkas rasi, kas padovanos, tarsi susirinkti tų daiktų, seneliai, galų galiai yra ten turgeliai, kur, kiti ten dovanoja, iš karto visą ten atveža, ten savo, ten tą setą, ten šliauštinukai, žaisliukai, visą kitą, tai žodžiu, netgi daiktai, netgi finansai nebėra ta problema, bet aš kaip šeimų edukatorė iš karto galiu pasakyti, pasiimat 4 didelės dėžes ir tuos visus žaislų tą krūvą, jeigu norisi pirkti, gal ir perkam, aišku, dirbam su savo ribom savo, bet, pavyzdžiui, pasiimi 4 dėžes ir tuos žaislus padaliniai tas 4 dėžes ir kiekvieną savaitę tu keiti po tą vieną dėžę. Ir viskas yra išspręsta, vaikas neturi tos visos galybės, nes, iš viso, šiaip kalbant apie žaislų kiekį, tai yra ir tyrimai. Kuo daugiau žaislų, to vaikas mažiau su jais žaidžia, mažėja kūrybiškumas ir taip toliau. Vaikui sunkiau yra tvarkytis, nes atrodo didelis chaosas, net nepradėsiu ir panašiai. Tai, žodžiu, tie žaislai, toks atrodo, norim gero. Bet labai baisu, kad auginam vartotojus tokius. Mes patys esam vartotojai. Bet kita vertus, aš noriu į temą tokį paliesti dalyką. Palėtė, ar ne, Andriaus tą kelią ir dabar sūnaus, ar ne, tą visą tokį pasikeitimą. Bet dabar jūs pamenat, jums gal taip nebuvo. Kaip mes stengiamės, nupirkom jum tenais tokią, nežinau, daiktą, kurį ten siuntė iš Amerikos arba iš Vokietijos. Lietuvoje nebuvo, tu buvai kiečiausias rajone, kiečiausias mokyklai. Tėvai jaučiasi, kad padarė kažką gero augindami, nes gavo tą daiktą ir jiems tas vartojiškumas yra labai svarbus, nes tiesiog nebuvo kitos galimybės ir jiems skaudu matyti, man atrodo kartais, kaip dabartiniai vaikai sulūžta greičiau, pameta, iš esmės atsakomybės nebuvimas gal irgi turi esmės, bet mums galbūt jau taip nėra, bet ar tikrai mes dėl to vieno daikto turim tarkuotą vaiką, pametėjai. Gerai, pasimokinam, bet kaip skiriasi tas vartojiškumas, kad gal ir gerai, kad mes neapsikraunam tais, kad vertybė ir nėra daiktas, nes man atrodo toj kartoj, vertybė yra daiktas. Reikia saugot daiktus. Reikia saugot, bet ar daiktas yra vertybė? Bet yra gal irgi atskirti, pavyzdžiui, tarkim, mano šeimoje buvo gal kitokia ta situacija, mano ten tėvai turėjo verslą ir iki Rusijos krizės mes labai gerai gyvenom, mes turėjom ir baseiną namie ir aš pirmoji mieste turėjau kėdus su švieselėm ir per 8 gimtadienį iš Ispanijos apelsiną gavau, ta prasme, visi draugai ten buvo, wow. Tai aš tuos dalykus atsimenu, tai vis tiek yra, nes pas vaikus tų daiktų yra daug, bet yra tie keli, kur tokie brangus, tokie, kur vaikas gal ten norėjo, ten su personažu ten susiję, ten aš puikiai atsimenu, kaip mano dukra, ta Elzos striukė, jau ten iš jos jau nieko neliko ir vis tiek ten ją įsikibus, tai žodžiu, labai pritariu, kad tos daiktus reikia saugot, gal nebūtinai visus tiek daug, nes man atrodo, ta visuomenė, kur mes gyvenam, apskritai mūsų tas status quo labai pasikeitė. Aš vedžiau vienus mokymus tėvams ir aš klausiu, sako, mes nuvežam vaikus, sako, bet jie nevertina, kad atvežu ir visą kitą. Gerai, sako, jūs dirbat didelį įmonį ir yra ofisas, ar ne, virtuvėliai. Sakau, ar jums būtų keista, kad ten nėra kavos ir tu pats turi savo kavos pupelės atsinešti? Ne, tu jau tikiesi, kad bus kavos aparatas su pupelėm, ten bus viskas išvalyta, dar aišku, jau gal ir saldainukų kažkaip. Žodžiu, mes jau patys suprantam, kad jau mes kažkaip kitaip jau patys gyvenam ir tų daiktų daugiau ir mes čia taip paponiškėja. Aišku, mes, man atrodo, visi tikimės iš tų vaikų, kad jie suprastų, nes mes tai suprantam, kaip mes labai gyvenam. Suprantam, taip. Bet čia, man atrodo, lygiai taip pat, kas mums, jeigu pasakotų, kad ten kare, ten duonos riekelė ten buvo, ten nebuvo iš ko ten valgyti, mes palinksėsim, taip labai blogai buvo, bet mes to skausmo nejaučiam. Tai kaip mes vaikam sakom, kai mes per šalčius ėjom ten į mokyklą ir buvo šalta ir čia, ir mums vaikai labai gerai sako, mes girdėjom tas istorijas, bet mums nereleitina, sako, Kokį tu nuostabų pavyzdį pasakei, nes kad suprasti, kaip vaikai, kaip skiriasi, jų vaikystę galima palyginti su mamom. Jeigu sako mūsų močiutės, ko tu čia skundės, tu ir skalbenkę turi, ir džiovyklą. Oi, tai vaikus auginti labai lengva dabar, nes viskas labai lengva, kiek pagalbos ir auklų, mano laikais nieko nebuvo. Tai
mes čia realiai, mes nesuprantam, kaip jūs mūsų nesuprantat, kad visai kitokios problemos. Bet dabar ir yra labai sunku auginti vaikus, nes seniau buvo labai gerai toks vienas tyrimas tyrinėta, kodėl va ta tėvystė tokia sunki, nes seniau moteris irgi daugumai ir į darbus ėjo, vis tiek tos veiklos tikrai buvo, tarkim, jeigu tu nei į darbą, vis tiek kažkoks daržiukas buvo, vis tiek tas gyvenimas buvo šiek tiek kitoks, bet ką turėjo ir koks pagrindinis skirtumas, tai kad turėjo tą savo pagalbos visą tą ratą, buvo kaimas augina vaiką. Visi nebuvom išsimėtę po pasaulį, buvo seneliai kažkur šalia, tu daugiau to gyvo bendravimo, buvo kam ir tos vaikus palikti, kam pažiūrėti, aišku, ir laisviau su tais vaikais buvo, ar ne, atsimenat, kai ten 6-metį paleidžia su raktu ant kaklo ir grįši, dabar 6-metį su autobusu paleis jau tėvam panika ir ten sėdi, kur ten ar nuėjo, tai žodžiu, dabar tiesiog tas gyvenimas tikrai yra sudėtingesnis, nes labai daug tos pagalbos neturi. Nepamirškim senelių mūsų naujoviškų, kurie irgi gyvena, kaip mes turim visų galimybių, ir jie pagaliau turi galimybių ir dabar reikia sėdėti, čiučiuoti čia tuos anūkus. Tai bet seneliai nesutiktų, kad jie lengviau augino vaikus. Pabandykit pasakyti nors vienam seneliui, kad jie augino vaikus lengviau ir mums yra sunkiau, nežinau. Smurtas jau nebeišeitis, nežinau net kaip sureaguotų. Nežinau, mano sakytų tėvai, kad lengviau, kad nebuvo tokių ten ar dramų, ar pykčio priepuolių, kad buvom labai paklusnūs. Man girdisi aplinkoje, kad buvo viskas sunkiau, nebuvo skalbimo mašinų, pampersų nebuvo, žodžiu, reikėjo labai daug dirbti ir visai kita. Labai buvo lyginimas. Bet labai tas yra geras, kad buvo sunkiau dėl buities. Viskas, ką girdžiu, tai yra tik buitis. Bet dabar mes emociškai vaikus turim atliepti žymiai labiau, nes mes dabar jau ten turim tokių tyrimų, kur tu negali ignoruoti ir tu jau retas atvejais, dar retai, bet pasitaiko, kur jau visi žinom, kad į kampą mes nestatom, kad ten per užpakalį neduodam, yra dar atvejų, kur tarkim vis tik reikia paaiškinti, kodėl ten to vaiko nemušam, kodėl nemokam 5-mečio, kad duotų kitam atgal. Yra tos tokios tiesos, kur tyrimai tą patvirtina ir dėl to dabar visko daug, skalbti taip nereikia ten su ta Ryga ar kokia tenai buvo, kur tenai. Mūsų mamas ir taip neskalbė. Ne, čia gal močiutės labiau. Taip. Mano mama skalbė ir aš dar pati atsimenu, kaip. Ir nebuvo socialinių medijų, nebuvo lyginimas, nes dabar vis tiek žiūri kitų ten mamų profilius, o jau vaikas skaito 5-metis, kodėl mano vaikas dar neskaito. Aš nesutikčiau. Bet yra psichologinis spaudimas, kaip turi, nežinau, kiek būrelių turi lankyti, tu matai ir nenori šiek tiek pasilyginti. Aš ir noriu, labai mes, man atrodo, savo davėm tokį pasiteisinimą, kad čia Instagram'e visi, bet pagalvokim, kaip augo mūsų, kaip augino mus, mamos, kur yra nedidelis miestelis, tu tiek nekeliauji, tu vis tiek. Šitos sūnus gydytojas susirado gražią žmoną, ar nereikėjo socialinių tinklų, bet tu mieste išeini ir kur viena jau ten gražiai ten plaukus susibigudavus ir panašiai, kur, žodžiu, kitokioj formoje, bet vis tiek tu nenori tas lyginimasis apkalbos, pavyzdžiui, tikrai buvo tarp moterų gerokai aštresnės, tas vienas kitos, nežeminimas, bet ta kritika buvo tikrai aštresnė. Dabar mes jau suprantam, kad reikia ranką rankon eiti. Matai? Negana kritikos. Bet tokia tema, gerai, tada įdomu, kaip tam Instagram'e šeimų edukatorė, kuri, tikrai nekalbi tik tai, ką žmonėms patinka, pasakai tai, ko jie nenori girdėti. Negauni kritikos, kaip tam su ta kritika? Bet ne asmeninės, apie grinai savo požiūrį ir tikriausiai mokymus apie vaikų. Gali būti ir asmeninė. Dėl tam tikrų dalykų esu gavusi tikrai tokios labai aštrios, tokios nemielos, bet ten gal toks žmogaus emocinis išsivėmimas ant manęs, tai aš jį paleidžiu gerai, tebūnie dar čia šitam žmogui dar reikia išmokti, bet šiaip labai smagu, kad kartais tikrai būna, kad nesutinka, bet taip pasiargumentuojam ir tokios diskusijos, bet ta diskusija tokia, kur susitarėm, kad mes nesutinkam vienas su vienu, vienas su kitu, nes vienos universalios tiesos gal ir nėra. Tai bet šiaip tos kritikos aš asmeniškai sulaukiu, ypač tarkim dėl mokymų, kad jie kainuoja, nes čia yra pridėtinė tokia valstybei vertė ir viskas turėtų būti nemokama ir panašiai. Ir tu aiškini, kad bet yra nemokamų, visur visko galima gauti nemokamai. Būtent, kad yra, bet vis tiek, mano, yra, tarkim, kad aš nesu valstybės tarnautojas, man nieks nemoka. Galbūt tave kritikuoja.
Taip, tai va, bet, šiaip yra tos kritikos, kad ten žiūrėjau jūsų mokymus ir plaukas jums prilipęs prie burnos, bet čia aš tokį priimu, kad ne... Ką man dabar daryti? Priimu ne kritiką, bet, tam žmogui rūpėjo, jisai parašė, vadinasi, jisai skyrė tą savo laiką, dėmesį, net ir blogas kažkoks tas dėmesys, reiškia, vis tiek kažkur pakutenta, tai jeigu tas žmogus dar muša savo vaiką, tai aš galvoju, gerai, vadinasi, kažkur jau kutena, jau šildysim ir nebus ten to blogų dalykų. Kaip atsirinkti, atrodo, dabar labai daug knygų yra apie ugdymą, kursų, paskirų, ko tik nori. Ir netgi teorijos šiek tiek skiriasi, nėra, kad vieno braižo. Kaip nepasimest, kaip išsirinks, kurią čia teoriją taikyt? Gal labiausia pirmą pasižiūrėti. Kas teisingai, kas žino, kaip teisingai tą vaiką ugdyti? Čia gal pirmiausia reikėtų pažiūrėti, koks aš esu kaip tėvas, kokios mano asmenybės savybės ir panašiai, nes, pavyzdžiui, jeigu aš esu labai jautrus žmogus, tai aišku, tada gal man reikėtų eiti žmogaus, kuris labai gilinasi į tą jautrę tą tokią pusę, kur reikia tos jausmus labai smarkiai išgyventi, gal juos ilgai kažkaip ten minkytis, ar ne, tai ir čia gerai. Yra, kurie mėgsta ten tokį labiau struktūruotą, pavyzdžiui, mano tikrai yra toks struktūruotas, ėmam iššūkį, pasiraitom rankovės, sprendžiam, gyvenam, čilinam ten toliau, ar ne? Tai visiems labai skirtingai, ko tikrai nerekomenduoju, tai aklinai skaityti tik užsienio literatūrą, nes jos yra be galo daug prikepta ir tikrai yra daug tokios nekokybiškos, kuri mūsų kontekstui net nelabai tinka, ar ne? Net nelabai supranta, nes tarkim aš šnekėjau su edukatoriais irgi iš Nyderlandų, tai, aš, pavyzdžiui, bandau aiškinti, kokia mums buvo trauma, kaip ten sovietmetis, ir aš esu, kairė rankė ir mane vertė rašyti su dešinė ranka ir jis įsėdi, sako, mes negyvenę tame, mes ne apie tai, mes tiesiog, kaip augam, taip ir augam, tai ten tos tendencijos kitokios, mes turim masinę visos tautos traumą, tai aš tai sakyčiau, jeigu norim to ugdymo, tai pirmiausia pradedam nuo lietuvių autorių, tada žiūrim, koks tai žmogus, ką jis komunikuoja, ar mums tai rezonuoja, ar vis tik jaučiam, kad ne visai apie mus, ir tada aišku žiūrim ten visos kompetencijos ir visa kita. Bet šiaip tai pasiūlos yra labai daug, visko yra beprotiškai daug, aš atsisėdu ir galvoju, Dieve, tu mano, man reikia keisti specialybę, nes visko yra daug. Aha, bet dabar gerai, gera specialybė, visko daug, konkurencija, manau, irgi normalu, bet čia turbūt visur yra. Kaip Vaida viską spėja, atrodai nuostabiai gražiai, gyveni labai gražiuose namuose, mokykla, tėvai klesti, Instagrame irgi viskas klesti, kaip tu viską spėjai, ar mes kažko nematom? Tai visada tas iš šono. Kamantinėjimas. Čia visada taip iš šono, čia kaip aš lyginu su kokiais olimpiečiais, kuris stovi su medalium ir medalis jo ant krūtinės ir kaip čia jam pasisekė ir panašiai, bet to darbo, tai yra labai daug. Gal tik tais tiek, kad, norisi pasirodyti, pasidžiaugti tais dalykais. Kažkiek ten paverki Instagramą, bet nenori ten daryti ašarų pakrantės ten ir panašiai, nes, dabar, išgyvenu labai sunku tokį perdegimą, ar ne, kur jau ten ir sveikata pasivijo, ten ir visa kita, nors ir sėdžiu ir taip, ir mano smegenys bando, čia man sako, kaip čia fainai, viskas čia, wow, aš sėdžiu ir galvoju, kaip man prisiversti atrašyti tą e-mailą, ant tiek viskas, ar ne, užaštrinta. O jeigu dabar galėtum vieną dalyką išimti, iš visko? Ką išimtum, kad atrodytų, nuimtum tokį didelį akmenį? Gal neverta, gal neapsimoka, bet tiesiog nuimtum ir tau viskas atrodo kaip sakai, į sistemas kaladėlę subirėtų. Gali ir neatsakyti šitą klausimą. Iškirpti negalėsim, turi atsakyti. Ką nuimčiau, tikriausiai yra dalykai, kurie strategiškai pagal skaičius skaičiuojant, ką reikėtų ten nuimti, ką pridėti, bet aš šiaip nieko nenuimčiau, nes viskas yra pamokos ir kaip ir sako, viską mes mokomės, tai reiškia, kad ateityje kažkur kažką žinosim, tai ką jau čia benuimsi? Nes tavo darbas labai prasmingas. Labai. Tu turėtum nekvesionuoti, kaip man asmeniškai gydytojo darbas yra prasmingas, taip ir tavo, kiek tu daug suteikė žinių ir ramybės šeimoms. Tai. Bet gal tas labai yra sunkiai ir manau, kad jums viskas yra lygiai tas pats, kai tu turi būti savo srities ekspertas, bet tu dar ir iš to tu turi daryti, vis tiek verslą, vis tiek, tu turi kauptis investicijas ar ne, į kitus ten projektus, augintis ten ir panašiai. Tai tas toksai, kad tu turi mokytis, kaip vesti Instagramą. Tu turi ten, nežinau,
tu sukūrei gerus tenai mokymus, ten tos kursus, ir tu nori, kad žmonės, kad juos peržiūrėtum, tai tada tu turi parduoti, sėdėti ten parduoti, tas mums lietuviams, kaip tu čia pasakosi, kad, žiauriai, geri mokymai, jūs turit pažiūrėti. Tai va tokių labai daug sričių, kur tu turi gilintis. Tai turi specialybę, esi verslininkas, esi dar pardavėjas, marketingistas, mama, taip, ir dar socialinių tinklų kūrėja, taip. Tai gerai, kitas pasakytų, taigi labai viskas paprasta. Pasisamdai socialinių tinklų administratorių, paleidi, pasisamdai, nežinau, reklamos specialistą tau daro pardavimus, o be to geras verslininkas ir negali būti čia jau specialistas. Turi paleisti tą specialybę ir tampi CEO ir žodžiu, taigi va. Prisisprendžia, Aurėja, Vaida, kaip jau. Bet tada atsisėdi, tu pasižiūri skaičius, gerai, ten socialinių tinklų, ten administravimas, nežinau, 1500 eurų. Ir tu sėdi ir tu galvoji, tai gerai, tai iš kur tada juos čia reikia nukabinti, tada reikia gerai kažką daugiau ten to tarpo daryti. Tarkim, aš esu bandžiusi atiduoti socialinius tinklus, ir vis tiek tas tavo vidinis, ką tu komunikuoji, tas tavo žodis, tu turi jau ten savo juokelius, tu turi ryšį tą su auditorija. Ir, pavyzdžiui, aš dabar visiškai socialiniai tinklai yra mano, nes, man fainai, ten parašom, mes pakikenam, aš ten kažkokį juokelį įdedu, kažkam irgi juokinga, ne tik man, toks santykis. Bendruomenė, taip. Yra vis tiek asmeninis brandas, veidas. Ir kaip tu, tarkim, naudoja tavo nuotrauką ir kažkas kitas parašytų tekstą. Tai kaip... Bet čia yra ir pliusas, ir prakeiksmas. Kodėl? Nes, kartais būtų labai lengva pardavinėti kruopas. Yra ten etiketė, yra produktas ir tu viskas. O kai tu pats jau tampi tuo veidu, tai tada ir žiūri, pavyzdžiui, su kuo dirbi, nes, tu nori dirbti su žmonėms, su įmonėm, kurios turi tas pačias vertybės. Vis tiek, tada viskas taip labai labai apsunkėja ir tada, kai tau yra perdegimas ir tu sakai, aš noriu viską parduoti, išvažiuoju į Indoneziją, tu supranti, kad tu negali to daryti, nes viskas yra ant tavęs. Tokių daug labai tokių niuansų, bet, sakau, nenoriu čia pradėti verkti upės ašarų, nes, kiekvienur, kur tu pasisuksi, kiekvienam versle, darbe, kolektyve, šeimoje, poros santykiuose, visur yra tų tokių niuansų ir tu sėdi ir tada dedi, tai ar tu, nežinau, nori dirbti nuo 8 iki 5, ar tu nori dirbti savo, turėti ten tą laisvę ir ten arti ten 2 metus po 90 valandų per savaitę, tarkim, yra tokie tie dalykai, tu sėdi ir kas tau iš tų labiau, nes, man atrodo, ir tėvystėje mes negalim turėti tik tų fainų ir jaukių akimirkų, tų instagraminių nuotraukų ir neturėti vaiko isterijos priepuolio ir ten paauglio. Taip gaila. Tai gaila, bet su viskuo visose srityse. Gal tada tu gerų akimirkų. Aišku, kad nevertintum. Rytas, viskas sklandžiai. Ko taip mažai šypsai šiandien, kas blogai? Svarbiausia yra tinkami lūkesčiai. Tinkami lūkesčiai. Tarkim, pas mane ateina tėvai ir sako, čia vaikų dabar 3 metų krizė ir jis čia verkia ir krenta ant žemės. Tai gerai sakau, pasimkim kalendorių, apibraukit, kiek dienų jūs taip jau esat nusiteikę, tokiom prastom dienom, kur tu turi sukast dantis ir atkentėti, nes tau vaikas, jis šiuo metu jam raidos yra ten šuolis ir jam su emocijų valdymu visiškai yra tenai prastai. Sako, tai aš pas jūs atėjau, kad būtų dienos geros. Ne, sakau, pagal raidą bus. Tai jūs pažymėkit, kiek jūs dienų nusiteikia. Tai kai pažymė ir mato, kad tų dienų geresnių yra daugiau, tai viskas tada labai gerai. Visai neblogai. Oi, čia kadangi aktualu man, iki kada turi baigtis tie pykčio priepuoliai? Nes čia 3-mečio krizė, o kada ar yra? Aš gal dar papilsiu, ar jie tiesiog tikrai turi baigtis, Aurėja. Tai dabar... Tai tie gal pykčio priepuoliai... gal čia, sakyčiau, mes taip kalbam labiau apie tos tokius super tuos ekspresyvius, tai realiai jie nesibaigia, jie tiesiog evoliucionuoja ir jie įgauna kitokius pavidalus ir formas ir panašiai. Tai mes ir suaugę irgi ir pykstam ir panašiai, būna ten moterim, tarkim, kažkuria tam tikrą savaitę tenai, tų pykčio priepuolių, gal ten yra labai daug, bet yra viskam paaiškinimas, tik kaip mes su tuo dirbam, ar ten pasileidžiam ir jau viską, kas ant dūšios, ten ant vargšo vyro, ten jau išleidžiam, ar vis tik tai sėdim ten urzgiam ir ieškom, kas mums čia padėtų tą gazą nuleisti. Jokios, nes prisimenu, mano vyras kažkada irgi, kažkoks gal buvo konfliktas ir jisai krito ant žemės
ir tiesiog bandė daužyti grindis, prarėkti ir truko gal 2 kokias 3 minutės. Viskas, jisai taip greitai išsikrovė, paleido ir viskas. O būtume diskutavę ten 2 valandas praleidę. Tai visai geras yra tos energijos, stiprios energijos ar kažkokios emocijos paleidimas. Kuo stipresnė emocija, tuo turi būti kažkoks ekspresyvesnis judesys. Taip. Nes ten, kai sako, kai vaikas supyksta, nors suaugęs supyksta, reikia kvėpuoti. Galvoju, man jau čia dūmai rūksta, koks dar čia lėtas kvėpavimas, tai tada šnupuoji, gal tada... Kojytėm patrepsėt. Taip, ar... O esi turėjus situacijų, kad ateina pora konsultuotis dėl vaiko ir tu galvoji, gal pirmą jūs santykius tarpusavy išspręskit, arba gal į psichoterapiją rekomenduoju. Tai... Nes vis tiek čia daug yra ir santykio tarpusavio. Arba numatai, kad jau tie santykiai... Yra. Ir šiaip visada, jeigu yra kažkokios konsultacijos, tai visada pradedu nuo tėvų, nes tarkim, pavyzdžiui, viena ten situacija, vaikas bėga iš mokyklos. Ir tada pradedi dėlioti, o tai kaip jūs bendraut, kaip sprendžiat ten konfliktus ir visą kitą. Ir pasirodo, tėtis labai labai taikus, bet kai supyksta, užtrukęs ir eina pakvėpuoti lauką. Tik kažkokia emociškai intensyvesnė situacija, užtrukęs ir išeinu. Tai vaikas bėga iš pamokų. Bėga ir pasišalina, pasikvėpuoti ir išleisti. Žodžiu, viskas tikrai, kai aš sakau, kad pirmą pasižiūrim, ką mes turim su suaugusiais, nes viskas susitvarkius, labai labai lengva tada sudėlioti, nes ten sako, vaikas rėkia ir rėkia, o kaip jūs pykti paleidžiat? Rėkiu. Ir kada atspindi tavo vidinę būseną kartais, tu susitvardai, o vaikas vis tiek jaučia ir paleidžia tą pyktį. Mes galim susitvardyti, bet vis tiek mes turim ten tokias mikro, ar ne, kur ten kažką padėsim, ten, taip stipriau, tai vis tiek mes jau pavyzdžiui, tarkim, įvyksta kažkoks, nežinau, vakarėlis, sutikim, matysim, kad, vyrui kažkas ne taip, atrodo, ten nesardo, nesidras, bet kažkas ten ne taip, o kiti net nesuprastų, tai vaikai lygiai taip pat jau žino, kad šiandien jau mamos diena nekokia bus. Žinot, kaip man buvo, kai sukildavo emocijos, pasiskaičiau, kad reikia kvėpuoti, kvėpavimas nepadeda, bet man pradėjo padėti tiesiog toks pastoviai iškvėpimas, čia tikiuosi mikrofono labai smarkiai nebuvo. Ir aš tiesiog nevalingai pradėjau tai daryti beprotiškai dažnai. Iš serijos reikia skalbinius iš skalbimo mašinos į džiovyklį dėti. Ten, mama, gal gali paduoti. Ir toks visą laiką tas. Ir aš tokia supykus, ne tai, kad supykus, bet tokia gal, kaip čia pasakyti, susinervavus, annoyed, tokia nužnai. Ir pasidarė toks tikinis mano tas kvėpavimas, vaikai šitą kodą pasirodo labai greitai nulaužė ir kažkada mes su dukra, dar jinai buvo mažesnė, žaidžiam, kad aš esu jos vaikutis, o jinai yra mano mamytė. Ir aš aišku, taip norėdama truputį paimprovizuoti, guluosi ten ant pagalvėlės ir mama, noriu, kad tu su manim kartu miegotum ir jinai... Gerai, taip mane prajuokino ir po to kažkada klientė irgi tokia viena, net ne klientė, tiesiog žmogus skambino, net nenorėdamas užsirašyti konsultaciją, bet tiesiog praleis su manim laiką, padiskutuojant telefonu. Ir aš nesileidžiu tą diskusiją, bet taip labai sunkiai. Ten tas visas pokalbis vyko, padėjau ragelį ir vėl atsidusau, vaikai galė sėdi, mamytė, kas atsitiko, sako, tu pikta. Ir aš jau net nebe pikta, bet man dabar aš nežinau, gal padeda, bet toks jau tikas gavosi, jau ir juokinga, bet jau gal ir reikia baigti toks, Bet neblogas tikas, čia toks, žinai, yra pasakymas, nuleis garą. Tai tu... Toks labai garsiai nuleidžiu. Bet yra, kad irgi viskas yra gerai, iki kol nepradeda trikdyti mūsų pačių arba aplinkinių. Tai tarkim, mes irgi ten, tarkim, turim vieną jaunuolį šeimoje, kuris, kiek laiko dar važiuosim, dar 10. Ir mes, mus jau jaučiam, kad taip, jau čia lūkesnis, nieko, tuoj atvažiuosim ten ir visą kitą, ir mes sakom, tai tu vidaus, pabandyk balseliu. Šio pokalbio draugai Multigin. Multigin turi platų intymios higienos priežiūros asortimentą, kuris gydo ne tik bakterinę vaginozę, makšties sausumą, pienligę, bet ir turi raminamąjį poveikį tokiems sutrikimams kaip niežėjimas ar dirginimas. Mano aplinkoje tikrai nemažai porų, nevardinsiu, neišduosiu draugių, bet pykstasi dėl, kad skiriasi požiūris į vaiko ugdymą.
Ir ar išsprendžiamas šitas dalykas, ar neišsprendžiamas. Ir kaip tik neseniai Vaivos Rukštaitės knygą klausiau, Mama namuose, tai jinai fainą patarimą davė, kurį norėtų būti girdėjus, žinojus prieš susipažįstant, prieš ištekant už savo vyro, paklausti vyro per pasimatymą vaikino, koks tavo požiūris į cukrų. Nes labai tas cukrus yra, žinai, vienam cukrus yra Coca-Cola, kitam cukrus yra jau ir su realija, ar ne? Tai tikrai dėl cukrus, dėl filmukų, jeigu labai kardinaliai skiriasi požiūris, įmanoma kažkaip jį suvienodinti ir čia yra santykis. Tikrai įmanoma ir labai dažnai būna tokių konsultacijų, kur vienas, aš galvoju, kad turi būti taip ir taip, kita pusė, aš taip ir taip, Vaida, tai kaip yra iš tikrųjų? Pasakyk tiesą. Tai jeigu yra, tarkim, ta viena kažkokia tiesa, kur ten, nežinau, nemušam vaiko ir panašiai, tai yra, tai aš vis laiką sakau, tai pabandom susitikti bent jau tam viduriukį. Ten, tarkim, dėl to pačio cukraus, ten mama sako, vienas ten šaukštelis, ten 5 gramai, kitas sako, aš 30 galiu tų gramų ten leis. Tai gerai, tai sudedam 35 gramai, dalinam iš pusės, kiek bus. Sakau, vis tiek, į kažkurią pusę, sakau, mes turim pasislinkti, bet šiaip labai gerai padeda daugiau tų žinių praplėsti, nes kuo tų žinių daugiau turi, tai keičiasi ir tavo tie įsitikinimai, kas tau atrodo teisinga. Ir tada padeda susivienodinti. Bet šiaip, labai dažnai būna, kur kalbam ne apie vaiko, aš taip noriu. Mano čia turi būti tavo tiesa, kad mano vaikas augs be cukraus, be ten to ir to, vyras savo biškutį atsipalaiduoja. Tai čia pasižiūrėti, gal ne apie vaiką mes turim kalbėti, o tarpusavį. Vis tiek viskas grįžta į mus, ar ne? Kaip mes norim antrą pusę apkaltinti, vaiką apkaltinti, tai grįžta pas mus. Ir elgesys, jau kaltinė vaiką dėl kažkokio elgesio, nors jisai kartoja, kopijuoja tave. Čia yra žiauriausias dalykas, kai turi veidrodį vaikščioti. Arba ten, pažinu, kodėl tas vaikas toks užsispyręs? Aš negaliu spūstis, mano vaikas vis dar paskutinis nori iš gimtadienį išeiti, jau yra šokęs ant stalo, tai visas į mane žiūri, gal, mano vaikas. Negaliu pykt, kad reikia to. Man, žinok, irgi būna tokių momentų, aš pati to nejaučiu, bet, pavyzdžiui, man Jonas, ką nors kai pasako, galvoju, grinai aš. Ir toksai, ir aš nežinau, ar čia gerai buvo ar blogai, kartais džiaugiesi, nes būna tas toks labai, toks turbūt, žinai, proud moment, kartais būna, tau kas čia bus. Tai labai toksai įdomus momentas, bet aš, Vaida, turiu tokį klausimą. Tu kalbi apie edukaciją, ar ne, socialiniai erdvėj, edukuoji šeimas ir kaip yra dabar, kaip tavo artimieji vertina tai, kad tu apie šitą temą kalbi Instagrame, ar nebūna, kad jūsų vaikai ateina, ką tu ten kalbi su mumis, tai nieko nesusitvarkai, arba kokia nors, nežinau, kaimynė nelepteli kas nors? Šiaip ne, visi kažkaip laikosi tai pakankamai solidžiai, į akis nieko daug nepasako, vaikai, kadangi nesenai tose socialiniuose tinkluose irgi atsirado, iki tol nelabai tų paskyrų turėjo, tai nelabai įsivaizdavo, kas ten vyko, tik toks buvo, kad ar tu ten keli, ką tu komunikuoji, mano pačios sprendimas tai šeimos nekelti, nebent kažkur ten tu gali tai pateikti neutraliai, kaip kalbėtum apie draugą, o ne tai, kad tu ten kalbi, kaip ten tavo vaikas padarė ten tą ir tą, vis tiek toks asmeninė tokia pagarba vis tiek vaikam turi būti, bet dabar jau yra, kad ką čia įdėjai, piragą įdėjai, o papasakoj, kaip tą sudeginai, tai tokių patraukia per dantį, gal dabar šiek tiek keistai, nes dabar jau vyresnėse klasėse, tai sako, ir draugai jau matė. Tai jau tada toksai pradeda, bet aš visą laiką kažkaip vaikam tą komunikavau ir vaikai taip žino, kad ten yra tas kitas toks pasaulis. Mes ten kalbam apie kitus dalykus ir nors turiu to asmeninio tokio prisilietimo, bet vis tiek tu nerodai visų ten apatinių, nes, visą laiką stengiuosi, kad į tą paskyrą ateitų tie, kas nori dėl to ugdymo, gal ten ir savo pavyzdžių galiu kažkom užnorinti kažko siekti geriau, daugiau pailsėti, duoti vaikui indaplovę, sukrauti ir panašiai, bet gal labiausiai, kad toksai nebūtų, kad ateinu pasicekavinti, bet nesiruošiu nieko aš savo gyvenime keisti, tai gal šito labai norisi vengti. O kaip tik pasakyk, ar neseniai vaikai į socialinę erdvę papuolė, tai jeigu nepaslaptis nuo kelių metų,
Tu leidai jiems, kaip suprantu, čia Instagram ar TikTok Taip. paskyras, ar ne? Taip, tai TikTok ilgai kovojom, bet TikToką pradėjo dabar galvoju, jau buvo kokia 7 klasė, bet vis tiek rasdavo kaip apeiti, yra uždėtos ten ir visi blogai, ir tik tais vaikų paskyros įjungtos, bet ten pasirodo per Viberį gali įeiti, žodžiu, vaikų kūrybiškumas, kai labai nori, yra labai labai didžiulis, bet dabar, pavyzdžiui, 9 klasėje vaikai jau išėjo į gimnaziją ir aš ateinu į klasę ir, žodžiu, susirašinėjimas mokinių ir mokytojos vyksta Facebooko Messengeryje. Ir aš sėdžiu, sakau, tai gal yra kažkoks, ten dienynas ir panašiai, kažkokia kita erdvė. Ir pasirodo, kad mano dukra vienintelė klasėje neturėjo Facebooko anketos. Ir aš taip sėdėjau kaip balta varna, bet man kažkaip, aš nesijaučiu, kad kažką ten būtų vaikas praradęs ar panašiai, tai tas bendravimas dabar vis tiek, jau kai yra vyresnė, kritinio to mąstymo yra daugiau, bet prižiūrėjom, vis patikrindavom, arba, pavyzdžiui, būna, kad tu prie pasiūlymų išmeta tau vaiko anketą. Pasekti? Kaip čia dabar suprasti? Tiesiog susikūrė anketą, kažkur apgavo, tai teko išsitrinti. Tai nuo 9 klasės? Ar vis dar neturi Facebooko? Tai Facebooko, pavyzdžiui, nenaudoja, bet susikūrė tam, kad turėtų, pavyzdžiui, Messengerį, bet šiaip mes laik stengiamės, pavyzdžiui, šeimos susirašinėjimai per Viberį, WhatsAppą, per visai tokius išorinius, kur žino ten tik tais mūsų. Tai bet, Snapchat'ui buvom pasidavę, nes, ten tikrai daug draugų, bet vis stebėjom, būdavo vis tokių periodinių, pasižiūrėkim, ir tu žiūri, yra kažkas parašęs, tai viskas per tą edukaciją. Bet kai matau, nežinau, ten 6 metų vaikus, dar ypač kurie ten kuria turinį ir dar nėra to kritinio mąstymo, tai man taip norisi taip tėvam priminti, kad jūs esat suaugęs, jūs turit pasakyti, ne. Bet čia mes ir turim tą tokią visuomeniai atskirti. Vieni, kas čia tokio, turim ramesnę valandėlę, nusidirbti darbus, nežinau, atsipalaiduoti, ramiai pabendrauti su draugais, kol vaikas į telefoną, gal jis pats tam telefone ir kažko labai neveikia, bet, žodžiu, ar ne, kažkokia gauna vis tiek stimuliacija. Bet kita nuomonė yra dėl tų ekranų ir, pavyzdžiui, dabar mačiau viena moteris Instagrame dalinosi, kad iki 14 metų griežtai jokių telefonų ir dabar bijau sumiluoti, ar jinai tik apie telefonus kalbėjo, ar dėl tų socialinių tinklų turėjimo. Bet, aš laiką tada žiūriu, kas tai per žmogus, jeigu jisai gyvena tenai, nežinau, miške, augina visas daržovės, tai tada tu supranti, kodėl. Bet kai mes gyvenam tokioj, nežinau, mieste, didelė mieste, gyvenam nežinau, tokiam greitam tempe, tėvai irgi tenai ir dirba ir vaikas tą mato, tai aš sakyčiau, nereikėtų daryti to tokio, nuo vieno kraštutinumo prie kito, ten ekranai yra blogai, viskas jau juos griežtai draudžiam, nes aš tai sakau, mes negalim drausti, nes tai bus vaikų, ta pagrindinė gyvenimo erdvė, norim mes to ar ne. Viskas, mes dabar, tarkim, lėktuvo bilietai, banko kortelės, viskas yra mūsų tam aparatėlė, bet čia tik tas klausimas, kiek mes pasiruošę dirbti, stabdyti, reflektuoti, brėžtis taisyklės, jas peržiūrėti vėl iš naujo. Tai čia gal tas darbas, nes aš esu už, kad tas telefonas būtų. Tikrai ne nuo 6 metų išmanus ten telefonas, bet tikrai, kad po truputį, kad pradėtų, nes, aš laik sakau, ieškokim to viduriuko. Pavyzdžiui, mūsų vaikai savo, norim, mes to, ten TikToką, ten įdomu ir aš klausiu, gerai, paargumentuok, turim dialogą, nenoriu sakyti, ne, iki ten 14 ten griežtai ir panašiai. Yra vietos, kur ten tikrai nėra ko tenai eiti vaikam, pavyzdžiui, Instagramą, sakyčiau, mergaitėm, ypač, sakyčiau, griežtai nereikia turėti paskyrų, nes ten tyrimai ten tiesiog sprogdina, kokia yra mergaitėms daroma žala, bet pavyzdžiui, tarkim, noriu ten to TikToko, gerai, argumentuokit, kodėl ten jums reikia, tiesiog tuščiai skrolinti, patys žinom, kokie yra tyrimai, argumentuokit kas, gerai, mes norim ten do it yourself, ten tos visus projektus daryti ir panašiai. Gerai, sakau, pasižiūrim istoriją, tai gerai, pradėjau šitą žiūrėti, norim patys kelt video, ką ten kelsi, receptus. Montuosim, ten darysim. Pasirodo, visai neblogai išmoko ten montuoti, žodžiu, vis laik, kokia yra to prasmė, nes būti belė būti, čia gal yra didesnė problema, kai norim tiesiog visi nusinulinti, tai visi galim būti belė, kad būti, bet aš sakau, tai tada krentam visi prie, nežinau, prie televizoriaus ir tada tiesiog žiūrim. Taip, bet tu sakai, Facebooko dar neturi anketos, jau 9-okai yra 15-mečiai, tai kuo tu remiesi ir koks tikslas iki 18, kad su jais 18 tada jau gali atsisiųsti, ką nori, ar...
tarkim, dabar turi anketas, tarkim, ir Instagramo jau anketą turi visą kitą, nes... Tarkim, ten prieš kelis metus neturėjo, ar kuo remiesi, kada kas gali atsitikti, nes vis kartoji daug tyrimų yra padaryta. Nu tai pavyzdžiui, tarkim, yra vien tik tais laikykimės įstatymų, kas yra nuo 12, 13, 14 metų, ar ne, apibrėžta. Nu tai vien tik tais tokio dydžio kompanijos, nu ne šiaip sau yra sugalvota, vat, kad ten nuo 13 metų ir panašiai, vis tiek tai yra daug įvairiausių ten tų tyrimų. Bet gal esmė tai yra labiau, kad, nu aš laik sakau, stebėkim savo vaiką, koks yra kritinis mąstymas. Mūsų 3 vaikai ir galiu pasakyti, nu va šitie 2 tikrai gali, nu, bet vat, o čia dar biškai dar pamankštinkim, dar pakalbėkim, dar padiskutuokim. Tai visą laiką, sakau, nu reikia kalbėti nuo vaikų ir vis tiek, kad ir jau pasitikim ir atrodo jau tokie brandus, vis tiek, nu nepamiršti papildomai pažiūrėti. Bet ir nesulaukiu tokių, bet tai mama. Pati blogiausia mama pasaulyje. Va ten Agnės, tai tėvai seniausiai tik to, kad įrašė patys. Susirinkime vienintelė. Nu, tai kaip turėjo, kaip ar nesulaukia, pavyzdžiui, patyčių, šiaip gerai, Nu, kad neturi. kai mažesni, kai buvo, tai nu tas būdavo ir labai dažnai va tėvai ir pasiduoda, nu nes visi turi, kaip mano vaikas, nu neturės. Bet čia va yra kaip auginti tą stuburą ir va, pavyzdžiui, va tarkim, va, nu tikrai esu girdėjus ne kartą, va dukra ten sako, nu ką tam Facebook'e žiūrėt, sako, ką tam močiučių susirašinėjimus, komentarus, nu sako, nu ten nėra tos mėsos ir sako, va kai ateina kiti ir sako, nu tai kaip tu čia neturi, sako, nu o ką ten, sako, veik. Sako, nu ten nėra ką veikti, nes tu pradedi skatinti tą mąstymą, nu ką tu ten iš tikrųjų veiksi. Nu ką, tau reikia straipsnius kažkokius skaityti, gerai, straipsnius, prašau, va, duodu ChatGPT versiją, kiekvieną dieną po 5 straipsnius, tavo tema gali atsiųs, nu tiesiog kažkaip kitaip galim visą tą Toks daryti. argumentas, kad, nes kodėl mes naudojam, ne mes, aš galiu sakyti, kartais nors tiesiog paskrolint. Kuo greičiau atsipalaiduot, gauti to dopamino, užsimiršt, pailsėt, atsijungt. Čia, kad tėvai nori. Taip, tai jeigu tu savo pavyzdžių kartais taip rodai. Tai va čia ir yra, kad nu, mes patys neturim jokių skaitmeninių įpročių. Mums patiems tą TikToką įkišo į rankas, tą telefoną ir vis naujas modelis ir vis ten ir tas ir su mum ten visus algoritmus bandė ir kaip ten mus išlaikyti ir mes patys neturim tų įgūdžių. Tai, pavyzdžiui, mano tas ir yra, kad nu, mokinamės tuos įgūdžius formuoti kartu su savo vaikais. Ar norisi, tai aišku. Žmonės važiuoja į tylos stovyklas be telefonų ten savaitėm, nes ten tiek priklausomybė net suaugusiam išsivysto apskritai. Nu. Taip, bet kad tai yra priklausomybė, tai tikrai ir aš sakau, nu norisi paskrolinti, nu tai ir paskrolinkim. Bet jeigu mes visą savaitę praskrolinam po 3 valandas tik tokią, nu tai sėdim tada žiūrim, kad nu vat, gal jau reikia savo savikontrolę čiučiut įjungti, o mes turim suaugę, mes jau turim savikontrolę, turim turėti jau savikontrolę, kur galim savo ten duoti per nagus ir, nu gerai, užsidedu žadintuvą valandą tenai. O kaip sakyk vyras, ar ne? Ar pasitikė tavo edukacijos patarimais? Tai ar jisai, ne, vis dėlto mano nuomonė kitokia, va čia įdomu, Tai mūsų situacija yra, kad, Aida, eik, išspręsk. Tugi žinai, kaip ten ką daryti. Tai, pavyzdžiui, jisai mano mokymų nėra žiūrėjęs, na, aišku, jisai gal jam sunku tą žiūrėtą informaciją priimti ir panašiai, bet ir šiaip aš turiu savo kailių tą išbandžiau ir visom patariu mamom, nes tikrai didesnis procentas mamų žiūri, ne vis tik tėčių mažesnė gerokai dalis, tai aš sakau, nu pasileiskit kažkur fone tiesiog, kad eitų, arba važiuojant, nu mašinoje neturi kur dingt. Nu jau tiesiog tada turi ten tos mokymus žiūrėti, bet geriausias tai, kad tu savo pavyzdžių ir darai. Nupieši ten tą lentelę, tu tada pradedi naudoti ten veiksmus tenai, tu pradedi kitaip mokytis ir nenori, tada jau žiūri, kad ten už kampo, tai tu ten trepsėk, nes savo pavyzdžių gali lygiai taip pat tiesiog kurti naują, nežinau, ten emocijų, pavyzdžiui, kalbos kultūrą šeimoje, naujas ten taisyklės ir panašiai, bet dėl to aš įsimylėjus esu visas ten vaizdinės priemonės, ten tėvams sakau, nu, pavyzdžiui, nežinot, kaip brėžti ribą, užsirašykit tekstą, ką sakysit savo trimečiui, kai reikia nubrėžti ribą, nes tas, kai tu vizualiai visi mato, visiems viskas aišku, tu perskaitai, tada jau ir vyras jau kažkur jau gali paskaityti ir jau panaudoti, nu, tai žodžiu. Bet nebūna, kad jisai sakytų, ne, aš visgi galvoju, kad ten telefonus reikėjo greičiau duoti, arba ten aš mes cukraus neriboti, ar vienodai sutapom, bet gal vienas kitą labai tokia, nu, žiūrėt, kad ne per griežtai, kad toksai, nes mes, nu, mums patinka tokia struktūra, kad būtų ten tvarka ir panašiai,
Bet, gal man reikėjo labiau vyrą, tai pramasažuoti, kad, sakau, tegu lieka tie purvini indai, ten ant to stalo, bet eina, jauti tą tokį vaibą, visi po vakarienės, einam ten žiūrėti filmą, sakau, penktadienis, pasidarom, nebūtina dabar čia kažką eiti ten daryti, sakau, gyvenkim tuo, tai tokių pralaisvėjo, tai dabar vienas kitą tokių turim. Balansuojam. Toks Labai plaukiam. gerai. Bet šiaip, jeigu, tarkim, išsiskiria nuomonės dėl ugdymo, tai, sakau, aš skaičiau, aš žinau, prieštarauju, atnešk informaciją, sėdėsim, žiūrėsim. Tada belieka turbūt greičiau sutikti, nes tiesiog paprasčiau taip, ar ne? Visada, žinai, kai žmogus ateina su argumentais, turi turėti atgal. Taip, tiesa. Taip, dar įdomu, kad tu, kadangi dalinaisi viešoje erdvėje, kad persikrausti gyventi į gamtą, ar sulėtėjo gyvenimas iš gyvenimo centre? Na, būkim naivus, bet teisingi, nei kažkas sulėtėjo, nei kažką, nes nei darbai kažkas pasikeitė, nieko, bet kas labai pasikeitė nuo miesto, tai, kur ten sako, suleisk rankas į žemę, ten, ar ne, ten, į žemės ten energija, ten geriausiai pasikraunamės ten miške, ten tarp medžių ir panašiai, tai tas yra visiška tiesa, tai, kur nereikia važiuoti į tylos stovyklą, tą gali pasidaryti išėjęs, į savo kiemą. Tai čia šitoj vietoje yra tas pliusas, nes kai visko labai daug, nes ten turėjau tokį labai sudėtingą etapą, kur buvo ten magistro studijos, labai daug darbų, ten 2 autorinių laidų sezonus padariau, tenai buvo ten 3 nauji mokymai, tokių labai daug, čia buvo 2 metai po 80-90 darbo valandų per savaitę. Tai kaip 5 ryto, tau atvažiuoja šiukšliavežė ir tas garsas, ir tu viskas nuo 5 nebemiegi, jau esi toks įsijautrinęs. Tai tada ir aišku, pastumėjo, kad mano vyras intravertas, kur jisai vis laik svajojo ten vienkiemy gyventi, užsidaryti, kad nei kaimynų nieko. Tai kažkaip tokį radom aukso viduriuką, kur pailsim, norisi miesto, tada važiuoji, išgeri to miesto, bet mūsų atveju labai tas pasiteisino, bet irgi labai daug diskutavom socialinėje erdvėje, kad namas ar butas, ir aišku, nuomonės nuo A iki Z, kokio amžiaus, vaikam mažam reikia ten to kiemo, mūsų atveju kaip tik mums žymiai labiau smagiau, kai vaikai yra beveik paaugliai, jau artėjau, užuodžiam jau visą mokyklos pabaigą, visą kitą, tai jau viskas, jau tada nebereikia ar ne tenai rūpintis, nes mieste viskas buvo patogu ir greita. Tai žodžiu, čia klausyti širdies, pajausti, ko noris. Bet tai tas lėtesnis tempas, kur atrodo turėtų būti, ar ne, iš miesto šurmulio, išsikrausti, truputėlį užmesti, atrodo pas visai nesulėtėjo. Veiklos net sakyčiau, aš taip nedariau anketos, kaip Vaida gyvena kiekvieną dieną, bet toks bendras įspūdis, kad atrodo tempas tai kaip tik nesulėtėjo. Veiklos... tas persikrausimas prisidėjo. Tas persikrausimas ir tas bandymas sulėtinti, jisai vidinio variklio vis tiek, jisai natūros gal neišjungia, tai kaip buvo noras, kaip ten tų idėjų, ten ant to stalo ten buvo ir tik sėdi ties, kurie čia dabar blaškytis, tai tas taip ir liko. Bet pradėjau savo daržininkės karjerą ir turėjau ir daržą ten, turėjau, stengiau, žodžiu, rasti tokių, kur, kadangi savo tas perdegimas visai eina šalia, tai vis laik savo užduoti klausimą, o ką padaryk taip, kad tu iš to išliptum? Kiek gali čia, vis blogai ir čia, ir tas, tai dabar dėlioju. Ar tiesa, kad jūsų butą mieste nupirko sekėja? Taip. Nes atpažino iš mokymų, nes mokymus filmavau namie. Tai jo, tai toksai... Žinai, kad ir mes svarstėm pirkti tą butą, nes irgi iš mokymų. Teisingai, aš tau jau ir sakiau, ir tu sakai, kad lyg jau rezervuota. Jo, nes toks, ten mūsų tokia su aura, toks, kažkaip toks geras labai jausmas tam bute, tai kažkaip labai džiaugiuosi, kad žmogus, kuris žino, gal netgi pajautė tą, kad, ten, tai ir tikiu, kad iš karto ten duos tokio, kokiam laimingi, kaip viskas smagu. Čia gali aruodas.lt. Bet tai čia, matai, kaip socialiniai tinklai, ne tik tavo asmeninio prekės ženklo augimui, bet galimai, jeigu reikia parduoti nekilnojamą turtą, pakeisti gyvenamąją vietą, gali taip pat pasitarnauti. Tai labai įdomu iš tiesų. Tai tu savo namus rodyt, nes per mokymus. Aš irgi atpažinau iš tikrųjų. O yra dalykas, ko nerodytum Instagrame? Negali rodyti ar nenori rodyti? Tai aš pati nerodau ir visiems tėvam labai rekomenduoju irgi nerodyti. Tai nežinau, vyro, vaiko, kai jie verkia, šiaip yra emociškai pažeidžiami
Nes aš galvoju, jeigu vat mano draugė verktų, nu aš nenorėčiau lysti su kamera, jos filmuoti ir ją dėti kažkur vat į Instagramą. Betgi tai taip tikra, mes Instagram'egi viską rodom nulaižytai, gražiai, tobulai. Čia tikra emocija, ašaros bėga. Kaip į tokį tada komentarą atsakytumė? Tai, pavyzdžiui, pas mane yra, aš įkeliu ten tų blogų emocijų, kad, tarkim, šiandien bloga diena, bet kai tu esi tam pike, kur tu esi toks jautriausias, toks labai pažeidžiamas, tai gerai, gal tu save gali dėti, jeigu tu ten, jauti ten tą ryšį ar ne, tarkim, noris, bet kai jau kalbė apie kitą, man atrodo, kad, ne telefonas turėtų būti tuo metu rankoje, bet tu turi prieiti, nežinau, ten visai kiti, atrodo, tas telefonas turėtų būti, ten kitoj. Arba mes kaip praeito epizodo metu sakėm, tada bent jau laivą daryti, tada rodai viską, ne, bet gali atliepti jausmus, kas vyksta, bet tada ir kiti gali matyti per laivą, kad vertės būtų ir peržiūrų, aišku. Tai galima, ar ne? Vyras verkia, nerodysi, ko dar nerodytum? Galvoju, kai pati verkiu irgi kažkaip nėra tos intencijos, kad čia reikia pasifilmuoti, nes bus toks, arba čia bus turinys, čia bus gal kažkam įdomu, vis tiek pasilikti tas intimes akimirkas, bet aš vis apeliuoju tą žmonių sąmoningumą, kur tu matai, kad viskas gražu, bet man atrodo, kad visi turim žinot, bet gal verta priminti, kad kai yra tie tokie faini dalykai, jie neegzistuoja be tų ir nefainų. Kur nežinau, ten atrodo, yra ten darbai, čia taip gražiai viskas atrodo, bet tu matai, kad prie viso to tu gal ten sveikatos turėjai paaukoti ir viso kito, bet dažnai mes ir norim tik tų vyšnaičių ten ant to, bet nenorim ten tų, kur reikia dirbti. Bet toks atrodo, taip suprantam visi, kad žolė žalesnė visada atrodys kitur, kol pats ant to žolės neatsistoji, bet aš nežinau, gal ar man pačiai taip yra, bet atrodo vis tiek kartais aš atrodo, kaip kokia jauna mergaitė pasimaunu ant kažkokios istorijos, kažkokio tai vaizdo, tokie vieni pažįstami, atsimenu vieną kartą irgi buvome su jais ir vaikai yra, ir abudu yra, ir ten vienas į kitą žiūri, ten akis dega, ten negali nepasibučiavę sakinio pasakyti. Mes su vyru tuo tarpu kaip tik truputėlį tokia, nebuvom tam toj pačioj, sakykim, stadijai, ir aš taip žiūriu, kaip taip įmanoma, kaip mes gyvenam, ta prasme, ir kaip jie po metų laiko, aišku, skyrybos. Norėjau sakyti, Greta, tu dar jauna. Man dar viskas prieš akis. Bet, pažiūrėjau, ir vaikų auginime visur, kur esu šiandien, šią savaitę. Gal esu tenai duobėj, gal esu tam pakilėjime, tai, kad visi esam pakilėjime neįmanoma, kad visi tenai duobėj, taip irgi nebus. Tai aš visą laiką, pavyzdžiui, irgi, kai būna, kad ten žiūri ten Instagramą, ir ten, nežinau, kažkas į atostogos, nerealias išvažiuoju, tu čia perdegęs ir tau reikia ten kažką daryti ir atrodo, Dieve, kaip ten svajoju, bet tada atsisėdinu ir tada vis stengiuosi grįžti prie to loginio mąstymo. Gerai, kada buvai atostogų? Vasarį. Neblogai. Gerai, kada kitos ten suplanuotos? Gerai, čia šitas, taip sėdi ir tiesiog tu žinai, kad jinai važiuoja dabar. Apsigydai save. Jinai važiuoja dabar, bet aš važiuosiu tada. O gal tada, kai aš būsiu išvažiavusi, jinai tada neišvažiuos. Bet man tai tas labiausiai patinka, kai pakirba kažkoks pavydas, tai labai taip fainai, kad iš jo tą pavydą taip nusikreipti. Aš tikrai yra blogas pavydas, kuris kirmina, augina, o yra kitas, kur reikia ir man pavaryti. Gerai, tai tada, bando. Aš neatsimenu, kad aš žiūrėčiau Instagramą ar kažką, pavydėčiau. Visada, jeigu yra kažkokios kelionės, aš darau screenshotus, dar parašau, ar tikrai rekomenduoju, to patikam, aš rekomenduoju, ar ten graži kokia suknelė, mane paperka tas, kad, gal ir man reikia iš tos pusės. Bet kartais būna, kad tu save pagauni, kad čia yra iš vis net ne apie tą žmogų, bet tiesiog aš dabar žiūriu ir esu toks pažeidžiamas. Ir, pavyzdžiui, man buvo vienas etapas, kai aš labai daug žmonių unfollownau, nežiūrėjau, nes tiesiog jaučiau, kad nėra resursų priimti tų visų gražių tokių fainų dalykų ir vis laik tą rekomenduoju ir kitiem daryti. Jeigu tau atrodo, kad kaip čia gražiai su tais vaikui, arba, nežinau, kūdikystė, miega tas leliukas, o čia tavo verkia ir verkia, tiesiog gal atsiriboti, energiją nukreipti kitus tuos dalykus, bet nesusifokusuoti, nes mes laik matom, ko neturim ir užmirštam, kad yra dalykų, ką turim. O man buvo kažkaip toksai momentas, kai gimė antras vaikas ir tarp vaikų nedidelis amžiaus skirtumas ir mano veikla tokia įsivažiavus ir aš tokiam kūrybiniam buvau aukštumoj ir mane realybė nusodino, nes tiesiog dėmesys, antras vaikas, kas yra normalu. Ir aš atsimenu, einu su vežimuku, ten bandau laiškus atsakyti viena ranka, nėra jokio to pasimėgavimo veiksme,
buvo du momentai. Vienas, aš einu ir galvoju, kažką skrolinu, kaip ta, sakykim, nežinau, Vaida, ar ne, dabar eina į darbą, daro savo projektus, turi visą laiką, o aš dabar čia turiu straglint, migdyti vaiką ir dar klausimas, kiek jisai pamiegos, ar aš per tą laiką spėsiu, žodžiu, auka 5000. Ir kitas dalykas žiūriu, tai mano dabar taip kūdikystės to vaikučių praeis, kur aš, tiesiog net nepasimėgauju stumdama. Tai įsivedžiau taisyklę, per vieną pietų miegą padirbu, per kitą, žodžiu, einu ir jau ten geriu orą ir klausau podcastus. Bet po to praeina kažkiek laiko ir aš jau dirbu su savim, kad aš negaliu būti auka apskritai. Ir aš vežu vaikus, vėluojam, vos spėju, man į darbą susitikimas. Ir eina kažkokia mama su vežimėliu tuo pačiu takeliu ir aš galvoju, kaip jai gerai, galvoju, aš dabar vos spėju, ta prasme, o jinai dabar eina savo, jai rūpestis, kad tas vaikelis neatsibustų, jinai grįž, pasidarys tos kavutės ir aš galvoju, Greta, kokia tu esi dviveidė, ta prasme viskas, ta prasme kiekvienas tavo scenarius gali būti arba bonusas, arba minusas, bet čia visiškai priklauso ir nuo požiūrio ir, negali jaukai eiti, bet tu gali bet kada eiti, su tom visom atostogom tu gali būti didžiausia auka, nes, tiesiog, nes kažkas bus negerai vis tiek. Bet aš galiu pasidalinti patarimu dėl to aukos vaidmens, mes jį puolam ir šiaip čia nėra kažkas labai blogai, jeigu mes nesėdim non-stop tam aukos vaidmenį ir ten neverkiam visiems aplinkui ir panašiai, bet kartais tu nori, ir aš gal sakyčiau ne tai, kad nori pabūti auka, kaip čia, bet tu nori pabūti tas gležnas, kur tu nori pasakyti, tave paglobuoti ir paguosti. Taip atrodo, nori važiuoti ten pas mamą, gerai, ten mamos nėra, tai mes esam susitarę su vyru. Ateinu, žiūrėk, ir tas negerai, ir tas, va čia dar ir tas, žiūrėk, tu mane apkabink, man dabar reikia va taip pabūti. Tai va mes vienas pas kitą, arba ten irgi, pavyzdžiui, grįžta ir sako, tai va, čia tas neišėjo, čia dabar dar tas atsikvateiks, kur reik matau tau pabūti, bet labai fainai susirasti va tą savo, va tą tokią sistemą, bet labai gerai užsifiksuoti, kad žiūrėk, man reikia, kad dabar tu čia jau mane jau čia, aš čia paverksiu, tu sakyk taip, vargšelė, tu čia man paglosi, bet tie susitarimai, kai tai jau kitas, kai jau pradeda šnekėti, atpažįsti, ai, čia dabar jau va tas veiksmas, kurį man reikia daryti. Tai čia labai labai padeda. Tai va kartais, kad paglobotų čia mums yra sveika. Paburbėt, išsibumbėt. Gerai, tai tikriausiai artėjom link pabaigos. Ar dar turim klausimų, Greta? Čia atrodo jau viską išplepėjom jau nuo iki. Nes koks būtų, jeigu galėtume tik tai vieną patarimą tėvam apie ugdymams, tiek apie tavo veiklą daug šnekėjom, koks jis būtų? Šiai dienai, tai sakyčiau, reikia tiesiog viską paprasčiau. Mes labai komplikuojam mažiau viską. pramogų, mažiau ten reikia. Nieko nereikia, reikia paklausyti, ko tu nori čia šiandien. Toks, man taip norisi pasakyti, atsipalaiduokim, nes atrodo, čia turim kažkur važiuoti, ten šeštadienis turim nuvažiuoti renginį kažkokią ten, nieko mes neturim. Mes turim tiesiog gal išmokti grįžti darbą, ką paprasčiau. veikėt savaitgalį? Čilinom. Matai, Buvom. kokie tinginiai, tokie tingi išvažiuoti. Tavo paprastas ir fainas patarimas ir mes patys susikuriam tuos reikia, ne vaikai. Aš irgi esu iš tų, kur ieškau renginius ir spektaklius ir ten savaitgalį būrelis su kažko susitikti, muziejui nueiti parodą. O mano 4-metis, net gal jam buvo 3 metai, grįžta. Kaip gera būti namie. Arba visur gerai, bet namuose geriausia, čia jo frazė yra. Arba aš tiesiog noriu pabūti namie, kad netgi mūsų toks pamatinis yra poreikis pabūt, pačilint, ramiai, nieko mums nereikia. Bent jau labai norisi priminti, kad kai bus paaugliai, tada tai reikės išmokti sustoti, nes, pavyzdžiui, mūsų paauglių, dabar buvo atostogos, nebuvom suplanavę jokių atostogų, ir mes senai, gerai, čia vieną dieną reikia čia į Ikea nuvažiuoti, čia nusipirkti, čia tą pasidaryti. Jie sako, Dievas, mes galim bent 2 dienas tiesiog galiu patrunuot kambaryje. Tiesiog paegzistuot kaip ameba, būt pižamai, nieko nedaryti, galiu tiesiog išlipti iš to pasaulio, tiesiog pabūt. Tai čia, man atrodo, tokio mums reikėtų tą pasimokyti, kad, kur po to jos reikia iškrapštyti iš to kambario. Tai reikia iškrapštyti ir tada reikia visą tą veidą tą priimti ir panašiai, bet nieko. Emocijų mokymai ir viskas. O dar vieną labai noriu klausimą paklausti dabar, kai viską žinai, atrodo daug jau žinai, ar prieš 10 metų kokį savo patarimą būtum davus, kai dvėjoji dėl kažko tiek ties motinystę, tiek ties karjerą, tiek ties pačiu Instagramo pradėjimu, ką dabar darytum kitaip, ar patartum, ar sakytum, Vaida, žinok,
Bus gerai. Aš tai sakyčiau, kad nieko nekeisk, pagrindinis tai išlaikyti tą naivumą. Kad tu tikės geriausia, nes aš manau, kad jeigu būčiau žinojus, galvojus, kur čia, kaip, kas bus, tai nebūčiau nieko nei darius, nei kažko, ir dabar kartais, ten darau tėvai mokyklą tėvams. Paskui ten sėdi, skaičiuoja ten skaičius, skaičiuoja ten investicijas, skaičiuoja dedamą laiką ir visą kitą. Ir tada žiūri, kad, gal reikėjo ten, tarkim, sustoti, arba reikėjo, gal nežinau, gal nutraukti, gal reikėjo dar tenai kažką, bet eini, darai, nes man atrodo, kad tas svarbiausias, kad daryti, tai tas gal toks naivumas toksai. Tikėkimės geriausia. Bet tu jį turi tą jaunystės tokį entuziazmą, gal dėl to, kad ir dirbi su vis tiek. Jaunatviškas optimistiškumas. Bet spinduliuoji, dėl to norisi tavęs klausyti, tikėti. Čia kokia atsakomybė iš karto. Bet šiaip, pavyzdžiui, tarkim, aš lik sakau, kad tėvystė, ką labai dažnai prarandam, tą žaismingumą. tą tokį, tiesiog, aš klausiu ten tėvų, tarkim, sakau, gerai, ką vaikystėje, kur valandas dingdavo, ką ten veikdavo, kas tokio būdo, kas ten užkuria ugnelė. Ir aš esu turėjus, ne vieną konsultaciją, kur, tarkim, aš klausiu tėvų, sakau, kas tas jūs? Ir savo, aš nežinau. Tai sakau, vaiką paliekam ramybėj ir einam paieškoti savęs, kas tą ugnelę tokią užkurtų. Tai tos ugnelės, jos taip nori taip palinkėti, įkvėpti. Ir čia sako, ta, kuri dabar perdegus nuo tos ugnelės. Bet jinai žino, ką reiškia ją turėti. Iš tai ir linki geriau perdegti, bet turėti ją, negu neturėti visai turbūt. Taip, ir ačiū labai, Vaida, už pokalbį. Buvo labai, man visos temos apie vaikų ugdymą ir santykius, tai čia mano yra mėgstamiausias sritis. Mes čia prigėrėm tokių labai asmeniškumų, ko mums galbūt reikėjo, bet gal dar nepaleidžiam Vaidos. Gal dar, Vaida, norėtum sudalyvauti mūsų Blitz rubrikoje. Mes greitai skaitysim atsakymą, tau reikės negalvojant greitai klausimą, tau reikės negalvojant greitai pasakyti atsakymą. Pabandom. Čia gali visai būt. Ir turėsi atsakyti, ar tikrai esi pasiruošus. Dar gali atsisakyti. Važiuojam. Gerai. Turi 5 sekundės, gerai? 3 knygų rekomendacijos. Atominiai įpročiai. Perdegimo smegenis sako Good Inside, labai gera knyga apie ugdymą. Tėvams, klasikinė tiesa, Kurienės kaip užauginti žmogų. 3 filmų rekomendacijos. Titanikas, Notebook, Žalia Milė. 3 kelionių kryptis. Kokias rekomenduotum? Japonija, nuo jūsų nusižiūrėta. Pritariu. Kažkada gal daugiau Amerikos patyrinėti ir kažkas iš Pietų Amerikos. Pietų Amerika labai. Kažkodėl galvau, kad daugiau sakysi Aziją, be Japonijos, ta prasme, labai smagu, kad kalbė ir nustembi. Kaip savo vyrą apibūdintum 3 žodžiais? Protingas, jautrus ir toks meilutis, toks mylintis. Už mane žymiai mylesnė. Aš irgi jau galvoju, baigsis podcastas, eisi savo vyrą paglostyti. Aš matysiu. Koks įprotis, kurio norėtum atsisakyti? Nėra, Vaida, to būna praėjo 5 sekundės. Čia naujas podcastas, tada reikės daugiau saldumynai. Koks tavo pats blogiausias pirkinys gyvenime? Dukrai Monster Truckas. Kodėl? Plastiko gabalas, kuris buvo neaktualus jau sekančią dieną. Bet reikėjo. Reikėjo. Čia aš pasidavau, kur, man tikrai jo reikia. Ir dabar tokie bus truputėlį greitesni, jūra ar kalnai? Kalnai. Rytais ar vakarais? Rytais. Chaosas ar struktūra? Jau čia aišku turbūt. Chaotiška struktūra. O, geras. Ir vienas daiktas, kurio niekada nepamirštum važiuodama į kelionę. Oro žiedas. Pasas nebūtinai. Labai įdomu, nes aš svarstau jį pirkti gimdymo progą. Ar vertas? Ar verta?
Taip, tai mano viena tikriausiai geriausių investicijų, tai mano jau aplinkos rate jau labai daugam išplito ir tikrai pasinaudoti labai labai gerai. Vat, pavyzdžiui, galiu, kalbėjom apie ekranus, pasidalinti, kad stebėjau, kaip veikia skrolinimas mano sveikatą. Tai nors aš pati nejaučiu, bet labai gerai parodo. Nu, ten pavyzdžiui, tarkim, jau taip ekspresyviai taip paskrolini. Nu ir tada matai, kad ten pavyzdžiui 2 dienas iš eilės, tu išmiegi valandų kiekį. Tu neatsibundi, viskas gerai, bet atrodo naktį, kad tavo širdis atrodo lambada visą naktį šoka. Nu, reiškia, jinai nepailsėjo ir taip dariau 4 kartus. Tai kai tik daugiau pradedu skrolinti, organizmas naktį sako, aš nežadu atsipalaiduoti, tenai vyks veiksmo, nu ir ilgainiui tu tada, kai ignoruoji, tai tada, aišku, pradedi sirti. Aš jau čia tikriausiai daug kas iš Instagramo žino, kad jau jeigu kelionė, tai aš jau tikrai jau prieš ją arba per ją tikrai susirgsiu, nes ten ir ligoniai buvo atsidūrus ir ten daug visokių ten tų niuansų. Tai va žiedo dėka pradeda parodyti, kada reikia pradėti jau stabdyti. Jau atpažįsti signalus kažkokius, ar ne? Jo, jau ten pažiūrėjau, širdies ritmas, kurio aš dar nejaučiu, nesuprantu, bet jau jisai rodo, kad, nu, dar taip 2 dienos ir sakysim, asta lavista, arba jau pusleliniai jau ruoškis. Geras. Gerai, jau pardavėjai. Kaip įdomu. Ir paskutinis, ar verčiau kalbėtum visada rimtai, ar visada su ironija? Rimtai. Norėtus pasakyti, kad rimtai su tarpais su ironija, bet jeigu labai daug nuolat tik ironijos, nu irgi gal nėra gerai. O taurėje kaip norėtum? Ne, kokiam rate? Jeigu savų, tai ironija tinka. Gerai, tu gimdyviai dabar, ten komplikuotas gimdymas, jei sunku, tu dabar kalbėtum nerimtai su ją? Jeigu komplikuotas gimdymas, ramiai kalbėčiau. Tai rimtai. Bet su ironija. Rimtai. Ramiai. Čia, žinai, kai labai rėmus. Ne, čia jau kalbam apie kraštutinumus. Ne, čia kaip būtų ir įdomus- tėvystė, kraštutinumai netinka. Įdomus filmas būtų, kaip su Jimu Carreyu turi visur sakyti taip, tai čia visada turėtum kalbėti su ironija ir tada tave įmestų, žinai, į tokias situacijas. Man tai neišeitų vis tiek. O tu? Aš su ironija. Jeigu tik galėčiau. Tai ačiū, kad klausėt. Tikiuosi buvo įdomu ir naudinga. Laukiam jūsų like, subscribe, komentarų. Ir kritikos. Ir ačiū Vaidai, kad skyrei savo laiką, buvo beprotiškai įdomu tavęs klausytis. Ir nežinau, ar dėl to, kad turim vaikų, bet tiesiog ta visa tema apie ugdymą atrodo visą dieną praskrietų. Tai galėsim daryti savaitgalio stovyklą, kur nereikia, kad jau viskas reikia važiuoti, jau reikia pas vaikus. Darom. Kas norėsis registruotis į stovyklą, komentuokit stovykla ir atsiųsime nuorodą. Savaitgalio išsikalbėjimo stovykla. Labai norėčiau, tikrai, pirma sąraše. Po Aurėjos. Tai ačiū labai merginos, kad pakvietėt. Tai tikiuosi, kad bus įdomių minčių, ką pagalvot, ką pasisemti. Tikrai bus. Tai ką, ačiū visoms kamanėms, kas klausėt ir iki sekančio karto. Kol kas neatskleisim, ką kamantinėsime sekantį kartą, bet bandykit spėti. Iki. Kamanės. Tai balsas mamoms, moterims ir visoms, kurios bando suspėti.